Žiūri į jį ir mato, kad, na, tiesiog sako, pakeis mane, nes kartais būna labai sudėtinga, o čia Zdanavičius. Nepavyksta įkrauti Jogėlą iš po krepšio, jau buvo pasiruošęs padaryti tai, ką kitoje aikštės pusėje padaro Urkis ir Zdanavičius. Prisiminęs tą tarpusavio akistato Mažykas, o čia neįmosi iš viršaus Zdanavičius maginasi. Psichologinė būsena nėra šiuo metu pati geriausia, o čia puikiai žaidžia Matonas, pritraukė. Ir labai arti klaidos buvo Briunkė, bet čia viskas baigėsi gerai Mažeikiam. Pozicinė MBS Kedela, baudos ataka, palumta Zdanavičiui, prie jo vėluoja. Tik Zdanavičius, Inglišas naudojasi Zdanavičiaus užtvarą, vėluoja Pavelka ir dar vienas Zdankės tritaškis, prašau. Treneris Zdanavičius laisvas iš toli, nespėja Kupšas. Kaunas dabar pelno 4 tašką, 2 yra surinkęs Sargiūnas. Yra galimybė Zdanavičiui, jo metimas iš toli, taiklia ranka. Kad baudos aikštelė priklauso jam, vėl sugrąžino savo komandai 10 taškų pranašumas, Zdanavičius. Kenta kiekvienas turi žaisti virš savo tiek fizinių, tiek talento galimybių ribos ir... Inglišas. Zdanavičius siūlo užtvarą. Inglišas atgal Zdanavičių gali tikrai pataikyti iš toli Tomas Zdanavičius ir čia... Kolinsas kviečiasi Zdanavičių užtvarą į kairę. Zdanavičiaus pikiam popas ir... Neptūno persvara toliau auga. Zdanavičius, niekas jo nepasitiko. Prieš Neptūną 11 taškų ir 6 rezultatyvus perdavimus jis atliko. Galima buvo ir išvengti Vilkams Jonavos komandos barjerą, tačiau patys Manto Šernės auklėtiniai kiek su... Gautų minučių, tiesiog reikia prisižiūrėti pražangas. Taip, kalbėjom apie Giedriaus Staniulio, aišku, netekti. Na ir kad rungtynės nėra lengvos. Rytui daug ką pasako tai, jog turėjo vienu metu Mažeikiai 9 taškų pranašumą, 21-12, o čia dar... Tas Šiaulių komandos krepšininkas Zdanavičius bando taip pat atsakyti tritaškį. Runkeligas prieš Eivano Greivsą. Kokybiškas perdavimas, Zdanavičius iš labai toli. Kiausi Kolinsas, treneriai tikrai meta tos pagrindinius savo kozerius. O čia Zdanavičius. Na, puika, net ir tuomet, kai nacionalinė krepšinė. Lokas Giedriui Staniuliui, Mineikis veržęs arčiau krepšio, nusimeta perdavimą. Ir Tomas Zdanavičius. Mindaugo taurės turnyro pirmojo etapo rungtynės iš kampo. Tomas Zdanavičius realiai 3 kėlė. Zdanavičius. Backdooras uždarytas ir čia Jogėla. Krepšio nerado, buvo priverstas sustoti Zdanavičius. Zdanavičius. Kasemeco iš toli tik. Vėl 5 taškai skiria komandas. Zdanavičius pastebėtas, Jogminas Puikiai Mažeikiškio ataka ir... Yra praleidžia ir 113 taškų nuo Vilniaus Ryto. Pat 100... Briunkis užtvara. Ir nepavyksta Flagui išmušti kamuoliu. Mineikis kampe. 3 taškus. Taip pat žengia į aikštę. O čia... Mitose buvo tik vieną rezultatyvų perdavimą, kol kas yra atlikęs Zdanavičius. Geras jo perdavimas. Pick and rollą iš karto mato įsikeitimą, bandoma įvesti kamuolį ant uselio Tomui Zdanavičiui. Šis perduoda laisvam Vyteniui Čižauskui. Rodo savo driblingo sugebėjimus, dabar prie jo jau 2 žaidėjai. Zdanavičiaus perdavimas Kasemecui, dar vienas. Džonsi Kolinsas prieš Dovydą Giedraitį, Zdanavičius prieš Arną Butkevičių. Ir koks... Zdanavičius. Dar kartą yra bandom. Vėl daug neužtikrintumo, daug koso šios atakos. Ta energija, kurią demonstruoja Zdanavičius, šiandien tikrai palieka gerą įspūdį. Keli puolime atkovoti kamuoliai, čia puikiai gynyba, dabar ir... Plus 15 turėjo Jonava. Zdanavičius prieš Venskų. Centruoja Zdanavičius. Vėliaus atsakymas nesėkmingas. Kovotas kamuolys gynyboje. Greitas perdavimas į priekį ir ten Tomas Zdanavičius. Emocingas labai šiandien Tomas Zdanavičius. Urkis įvedamas kamuolys Zdanavičiui, gerą poziciją buvo užsiėmęs jis. Gudaitis atkelia. Šaudo Klaipėdos Neptūnas. Čižauskas. Zdanavičius prieš Gailių.
Atakuoja pats, nugarai krepšį jo. Siauresnė, tačiau pataikymas iš tolimo nuotolio negali nedžiuginti Mariaus Kiltinavičiaus ir bėgimas į greitą puolimą taip. Leiksas, Kupšui. Kairė ranka, geras perdavimas. Ir praėjusiose rungtynėse, juo labiau, kad Mažeikiškiai turi beje ir po Jonaviečiai vėl bėga į priekį, Arlauskas gauna stogas. Metu yra Zeivijonas Flagas, 15 iš 31, 48. Ir vėl kirtimas palį galą, Kelnio pradžioje. Francisko perdavimas Biručiui, šis sustabdytas. Menekas. Ir štai taip, Zdanavičius stabdė Meneką. Darbo įdėta. Zdanavičius. Dešimt taškų skirtumas. Zdanavičius. Tomas Zdanavičius. Išvengė žingsnių. O dabar 3 iš eilės yra įmetęs. 3 iš 8. Zdanavičius gerą pelnė bent 10 taškų. Rungtė vėl slipina užtvarą, čia Zdanavičius šokdina, varžovo išlaiko kantrybę. Žauskas. Dar vienas jo stebekas, netiklus metimas, traukia kamuolį Zdanavičius. Kuris, kur Tik Lietuvos krepšinio lygoje. Zdanavičius atkovotas kamuolys puolime, Nojus minėjai. Tiek jau visom rungtynėm būtų neblogi skaičiai, o čia mes kalbam apie 17 sužaistų minučių. Dar vienas puolime atkovotas kamuolys, Zdanavičius gražiai. Persikėlė būtent į Asvelį, į Eurolygą, netaiklus Jogmino metimas iš toli atšokęs kamuolys ir štai taip. Nėjimas į Klaipėdos Neptūno komandos rotaciją. Tai beje yra paskutinės Klaipėdos Neptūno namų rungtynės, bet į Lietuvos krepšinio lygos reguliariajame sezone. Čia dviese nusiminėja vieną po kito kamuolius puolime. Baltrušaitis su Zdanavičiumi ir 2+1. Zdanavičius čia pritraukia 2 varžovus, suranda Urkį. Mantas Urkis pataikęs porą tritaškių šiandien dabar prameta. Papildomas Mažeikių šansas. Likęs prieš Johnsoną galėjo, žinoma, žaisti pats. Mineikio šūvis iš toli netikslus. Tomas Zdanavičius nepataiko apskritai. Nepanašu 0-4. Žauskas. Dar vienas jo stebekas, netiklus metimas, traukia kamuolį Zdanavičius, Žauskas. Jogminas ir Nojus Mineikis, vėl niekas nesujudėjo. Iš Vilniečių komandos. Nuotina Mažeikių ekipos gynybos klaida. Toje pusėje. Trečiajame ketvirtyje Nojus Mineikis po driblingo. Atakuoja iš toli, nepataiko. Nevėžio bet sirgaliams. Kiek palūkėti Urkio metimas.